vieną tokį bohuriuką, kuris atidavė savo telefoną taisyt. Mobiliaką? Jo, ir nunešė savo telefoną Sony ir jau taiso kokie 3 savaitės. Galit paskambinti, kad telefono taisymas kainuos daugiau nei 100 litų ir reikėtų apsimesti žmogum, kuris taiso tos telefonus. Taisymui nešė dėl to, kad nekrauna telefono. Sakykite, kad buvo trūkęs telefono ekranas. Aš tu sakiau, kad vakar su Ieva žiauriai susipykau. Net, galim sakyti, susimušiau. Kaip taip? Nu kažkaip tai susimušiau, žinok, bet paskui, žinok, jinai manęs atsiprašinėjo iš viso. Ant kelio jis atsiklaupus atsiprašinėjo. Kodėl? Nu, sakė, lysk iš palovos, baily. O, gerai, tai Rolka pabūsi teisėjų, tuo taisytojų. Čia bus Ovidijus, jis atnešė į parduotuvę komi taisyti telefoną. Gerai. 3 savaitės. Ovidijus. Ovidijai. Vėlyvas, sakyk, skambutis šiandien. Man taisau. 100 litų turėtų kainuoti, bet dabar galim. Paskęsti visyse. Aliu. Aha. Labą vakarą. Aha. Čia Ovidijus. Jo. Čia skambinu dėl telefono. Aha. Nu. Tai nežinau čia kiek dar užtruks šiaip. A kas? Nu, kas čia tik tai nėra. Jisai nėra skendis. Ne. Viskas surudėjo. Nu, nei kartą nebuvo. Nu, žodžiu, tai šiaip rekomenduočiau naują. Mes šitą galim supirkti už 100 PM. Jeigu dabar keist detalę, ten yra techninis korektoriaus gavimas, kuris priminėja signalą. Aha. Kainuoja 90 litų. Aha. Nu, minimaliai apsimoka šiaip. O daugiau kaip ir lieka. Nu, apart to, kad atrodo kaip skendės, nieko. Ne, antrinės skendys. O tai kur čia? Pagarantinę kaip nunešiau, ganu garantinin. Man kaip įsijungia, tai pasiėmiau ir karoti net nebekrovė jo. Tai kas čia per garantinis, tai gal be batareikos atidavė? Nu ne, viskas vieto yra. Šiaip realu yra, kad apkeiti telefonus. Žinokit, gali viską būt. Aš va bitę saloną nešiau. Ne, bitė tai labai gerai yra šiaip. Nes anas bitė įpirktas. Jo. Tada labai gerai šiaip turėtų būti viskas. Nu nežinau, bet prieš garantinį krovę, pagarantinę pasiėmiau. O gal pas tave rankos labai prakaituoja kažkaip, čia gali būti? Yra toks buvęs įvykis, toks Tadas, jis turėjo, kaip ten tas vadinasi telefonas, nu toks jau be knopkių kur. Tai, nu, ir jis toks, nu, vyras labai, nu, pergyvena visą, pergyvena, bet įpergyvena, kad naują telefoną turi ir suspaudys rankoje visą laiką nešioja. Ir tai pradėjo rūdis lyst dėl to, kad, nu, prakaituots visą laiką telefonas. Ne, nu, va, pavyzdžiui, kaip treninguos, tai ja, kišenės būna, kad pošlatas tai mašina to. Nu, blemba, gali būt. Taip, jeigu kas apie 90. Nu, šiaip jo, 90 ir galėčiau pataisyti, nu, per porą, 3 savaitės kažkur. Nu, tai gerai tada. Tai jau. Galiu dar išnuomot pakaitinį telefoną? Ne, nereikia, aš turiu. Turi kažkokį ragelį, ne? Nu jo, tai va, tai 3 savaitėm kažkur taip. Tai čia detalė ateis, nu ir aš pakeisiu. Greit, žinok, aš keičiu, tai 2-3 savaitės pakeisiu. Gerai. Nu, 9 litų. Nenori, kad supirktume? Ne. O kiek tu už jį norėtum? Net nežinau, anas bandė įsimakėtas, anas įsimakėti neimtas. Įsimokėti nelabai, čia rišts, ne?
Ne. Nepririšt? Ne. Nu, geras telefonas, šiaip geras, aš žinok, esu tokį matęs dar prieš tai. Nežinau, tipo vandenį jie atsparus. Jo. O tai kuo toks surudijas? O tai net nežinau. Parodyk man. Pažė. O Jėzus, koks surudėjęs telefonas. Visiškai, pažė. Kuris laikė jį? Va, o. Tu Žiūrėk. durns, taigi čia... Žiūrėk, viskas kaip barška viduje, girdi, kaip metau. Jo. Nu. Tai kai įskilęs ekranas yra, pažiūrėk. Ne, čia tai buvo. A buvo įskilęs ekranas? Nu, čia neįskilęs. Nu kaip neįskilęs? Čia įtrūkė tik tai. Nu įtrūkė. Taigi, Pats viršutinis inskylį. Ne, visas, nu per visą, nu aš turiu rankoje dabar. čia trūkė. Pats vidinis. Jo, nu vidinis, pažiūrėk. Tie, kur tinklainė. A veikia gerai? Nu, bet tai prieš garantinę pasiimu viską. Tik įsijungia. A tai užkraun dabar. O gerai vaizdą rodė tiksliai? Jo. 3D čia kažkoks vaizdas dabar. Eik Matai, tu. stiklas viduje, Pats pažiūrėk, 3D. įdūžęs yra. Pas tave nuo akinių 3D jau. ten. Įdūžęs, pažiūrėk, vidus yra. Braliuk, žinok, už 9 litų tikrai neapsieisim. Nu, kur čia kiek darbo? Čia 200 kokia mažiausiai bus dabar. Ką tu čia meistrėlį dabar kalbėjai jam? 200 litų, aš tikrai pigiau nedarysiu. Bet tai nebuvo ekranas, pats vidinis inskylys buvo. Nu kaip nebuvo, nu tai kur dabar, aš va turiu rankoje įskilęs ekranas, nu. Nu, bet tai aš iš garantinę, kai pasiėmiau, įsijungiau, nes buvo užkrautas viskas, normaliai ekranų rodė gerai. Nu tu ateik pažiūrėti dabar, nu mes Tai dirbam. tu sakai, kad čia mes sudaužėm, ne? Nu, aš nieko nesakau. Pala. O tu kvitą turim? Kieno? Mūsų. Turiu. Nu tai turėk tada. Klausyk. Nu tai 200 galim padaryti. Nerai. Kas nereik? Nereik telefono? Ne, nu tai už 200 tai nereikia remontuoti. Nu 108, nu galiu padaryti, nu, bet ne tikrai. Ne, tiek to. Sveikas, iš tikrųjų mes juokaujam, nes čia trukdo tave radijos stotis Zip FM. Labas, užregistravo tavo. Labas. Draugai. Na tai jau supratau. Kaip jautiesi? Ai, nelabai jau kaip. Kaip ons laikas. Išdurts jauties? Video, tave užregistravo Toms. Tai jau turėjau nutuokti maždaug, kad. Nu, tai rytoj mokyklai bus ką pakalbėti. Gero vakaro tau. Ate. Iki. Ate. Tiem, kad jaunimui noriu vieną tokį gerą patarlį iš tikrųjų. Skirtis yra su pana ar ten bičių geriausia yra McDonald'e. Žinai kodėl? Nes ten nėra aštrių peilių, nėra šakučių aštrių, nėra visiškai sunkių indų ir visada galima pasislėpti už storo vaiko.